Labas rytas, mėlėjai žiūrovai. Kol kas nelyja. Pasižiūrėjau atnaujintą prognozę, dabar jau rodo, kad nuo 9, kai pils, tai pils. Čia tai va iš viso mėlynas dangus. Tai nežinau, kaip čia bus, kaip čia nebus, bet kuriuo atveju tada ko gero reikia skubėti pakuotis, nes galvau, kaip tik pradėsiu rytą labai lėtai, bet jei jau nelyja, tai būtų gerai susipakuoti palapinę, kol jinai sausa. Tai tada greitai verdusi sriubytę ir pakuojamės ir lekiam. Mėlėjai žiūrovai, pusrytėlis jūsų laukia, kodėl jūs dar ne prie stalo? Va, koksai puodas sriubytės, tikrai užteks visiems. Paragaukim dar kartelį. Ir Man atrodo, kad jūs kreivai stovi. Atsistokit kaip žmonės, normaliai, tiesiai. Ačiū stovyklavietę, ačiū medžiai už prieglobstį. Ačiū, kad nei vienas ant manęs nenuvirtote naktį. Ačiū dangau, kad nepradėjo lyti. Ačiū visiems už jūsų meilę. Ačiū jums, kad tu esi, norėjau pasakyti, bet nesigauna dabar. Anyway, pajudame į kelią. Pajudame į kelią su didelė grėsme iš dangaus. Bet kol kas nelyja. Pasižiūrėsim, kada ir ar pradės lyti. Šito geležinkeliu vakare ilgą laiką dar važinėjo traukiniai ir mane jie vis gazdindavo, nes aš išgirsdavau kažkokį ūžimą, pakeldavau ausį ir tada suprasdavau, kad traukinys važiuoja. Tai va, kokia istorija, kokia įdomi istorija, Algirdai, papasakok plačiau. Ne, nepasakok, Algirdai, nepasakok, jie iš tave šaiposi. Nepalaikyk šitų bulių. Buliai jūs visi esat, buliai. Karvės ir buliai. Ką aš jums galiu pasakyti, kad tenai lyja, tai tikrai lyja. Bet aš važiuoju į priešingą pusę, kur visai šviesu, o vėjas taipogi iš tos pusės eina. Tai kol kas viskas labai neblogai. Leiskite apšviesti jūs degalų kainomis. 95 kainuoja 17,54, dyzelis 17,24. Mano estimacija sako, kad apie eurą 50, tai kitaip tariant, kaip Lietuvoj. Turiu pastebėti, kad įvažiavus į miestelį žiauriai apsiniaukė. Ir toks jausmas, kad tie debesys, kurie turėtų nueidinėti, jie ateina ant manęs. Ir jeigu neklystu, pradedu jausti pirmosius lašelius. Taip, tašytė išduoda juos. Taip. Taigi, debesis man pasakė, you can run, but you can't hide. Ir berods mane pavijo. Berods pravažiavome Herrljungą ir lietutis po truputį kapsi, bet dar kol kas nestoju. Vis tiek bandau pabėgti, o ant tų žodžių sustiprėjo. Panašu, kad teks išsimaudyt. Lemą reiks stoti jau čia. O, vienintelis medis. Urmiai. Nu ir išmaudė. Nenorėjau stoti, nes ant kelio būtų, kol aš apsirengčiau, visas būčiau šlapis, bet ir taip likau visas šlapis. Gerai, reikia rengtis, nes šitas medis ilgai nelaikys.
Jau čia reikia minti, nes vienas dalykas, tai čia po to medžiu aš vis tiek šlampu, vėjas užpučia, darosi šalta. Tas dalykas čia tikrai nepanašu, kad greitų metu tas lietus pradingtų. Tai noriu to ar nenoriu, bet nenoriu, bet reikia minti. Miestas Alfa ten yra parduotuvė, kur galima nusipirkti dujų balioną, vakar ištyrinėjau. Tai reikės vat jį pasiekus nepamiršti, užeiti ir nusipirkti. Tikiuosi, kad jis yra, nes mano balionas praktiškai tuščias. Labai norėčiau, kad visus tuos 35 km nepiltų šitaip. Kad bent jau šitaip nepiltų, ta prasme, nu, tegu palinoja, bet bent jau, kad nepiltų. Nuo paskutinio kontakto 10 km. Taip tariant, geras pusvalandis. Algirdas toliau važiuoja. Lietus, toliau lyja. Kelias. Nuobodus kaip ir lietus. Magistralinis kelias, per mišką ir nieko daugiau. Nieko nėra. Realiai nėra ten filmuot. Tai gal ir jo reikia priedė. Tada neskauda širdies, kad nefilmuoji. Tada yra priežastis, kodėl nefilmuoji. Keistas dalykas yra tos Algirdo smegenys, kai aš neturi ką veikti. Tai dabar prisiminiau vieną įvykį. Filmavau kažkada tai darželio vaikus. Tai nėra taip, kaip jūs galėjot pagalvot. Ne per tvorą ir nepasislėpęs ten kaip nors. Žodžiu, vieno vaiko mama sugalvojo, kad reikia nufilmuoti filmuką apie tai, kaip darželio ta klasė, grupė, ar kaip, žodžiu, pabaigė savo jau tą darželį. Ir jie pasamdė mane. Dabar jau tikiuosi aišku. Ir ten buvo, nu, žodžiu, ten šiaip labai fainas filmavimas, man labai patiko tas filmavimas. Ir ten vaikai, žodžiu, žaidžia. Ir vienas berniukas prie manęs pribėga ir jisai kažką tai, aš dabar tiksliai neatsimenu, kaip jis ten sakė, kad, žodžiu, kad jį ten šliužų vadina ar ką ten, o kitas prieėjo, sako, baigtų, nu ką tu čia šneki, nu taigi nėra taip. Nu ir, nu, aš suprantu, kad tas turbūt toks truputį augantis bulis, o tas, nu, gal truputį augantis nuskriaustasis. Anyway, nu, bet aš ten nesigilinau į situaciją ir ne apie tai, ką norėjau pasakyti, man šiaip kilo mintis. Jeigu mes rezimuojame, ir čia jau filosofinė dalis dabar prasideda, jeigu mes rezimuojame, kad visi žmonės, vaikai gimsta iš savęs geri, tai tarsi iš to išeina, kad, nu, ar tėvai, ar šiaip visuomenė juos sugadina ir padaro juos, nu, kažkuriuos padaro blogais, kažkuriuos blogesnius, kažkuriuos geresnius. Tai man kilo klausimas, jeigu augintų, jeigu izoliuotume, sakykime, kažkokiu tai, net nereiktų izoliuoti, iš principo, jeigu tiesiog augintų kažkoks dirbtinis intelektas vaikus ir
jisai būtų optimizuotas užauginti, tokį tobulai gerą žmogų. Ta prasme, nesigilinkim į tai, kaip tai turėtų būti pasiekiama, bet prizimokim, kad tai yra įmanoma. Tai jeigu tas vaikas augdamas tokioje aplinkoje, ar tai reikštų, kad visa visuomenė pasidarytų tobulai gera? Va, kur mano klausimas. Filosofinė minutė buvo Algirdo galvoje, kuri kilo iš to, kad pamačiau ant kelio šliaužiantį šliuzą. Tai vat, jeigu jums pasidarė irgi įdomu šitas klausimas, palikit komentarą, ką jūs manat. Ar to dirbtinio intelekto auginančio vaikus, ir sakau, nesigilinkim, kaip tai turėtų atrodyti. Ar to turėtų užtekti, kad visi užaugtų tobulai geri? Ir jeigu ne, tai kodėl ne? Kilometriukai iki miestą, kuriame manau, kad bus ir mūsų pietus. Šiaip dar yra žiauriai anksti. Šiuo metu yra be 20:12, bet aš jau numinęs 43 kilometrus. Tai yra nemažai, nes tiesiog sėdėjau ir myniau, nieko daugiau neveikiau. Nes kai sustojau droną pakelti, tai realiai per, nežinau, aš ten 5 minučių turbūt nestovėjau, gal 5 stovėjau. Sušalau iš karto, momentaliai. Nes tik nustoji min, šilumą nustoji generuot, dabar yra 16 laipsnių. Tai nieko keisto, o aš esu gerai išlapęs. Va, prašau, kaip vaikai dviračiais į mokyklą važinėja. Ar į mokyklą, ar į darželį, nežinau, kur jie čia atvažiavę, bet... Anyway, atvažiavau miestelį, va, matau didelį ženklų, didelį temą. Tai čia, kaip suprantu, mūsų senukai važiuoju ieškoti savo dujų. Grynai kaip bomžas jaučiuosi taip eidamas į parduotuvę. This one, used to it. So it will screw in? Yeah. Ah, okay. Yeah. You're sure? Okay, thank you. Apsipirkom, butelį turim. Pasitikrinau dėl visako, ar tikrai yra įsukamas, nes žinau, kad jų būna dviejų rūšių. Vieni, kur įsistato degiklis, kitas, kur yra įsukamas. Tai čia tikrai yra įsukamas. Tai viskas gerai. Tada važiuoju ieškoti kažkur, kur galėčiau prisiglausti ir pavalgyti ir sušilti šiek tiek. Ir tikėtis, kad gal per tą laiką nustos lyti, nes panašu, kad vėl pradėjo. Nelabai suprantu kodėl, bet šitam miestelėje toks jausmas, kad yra vien pizzerijos arba burgerinės. Nieko daugiau Google'as nerodo, tik tai pizzerija arba burgeriai, o aš nenoriu nei to, nei to. Tai susiradau kažkokį lyg tai beikeriuką, kuris atrodė gan jaukiai. Bandysiu nuvažiuoti, tik tai tiek, kad traukinių stoties rajone. Bet čia nėra didelis miestas, tai gal bus gan. O, koks tai pabas. Gal reikia į pabą užeiti.
Pasirodo, užtaikiau į bufetuką nuo 11 iki 4. Susimokė apie 11,5 eurų ir gali valgyti kiek nori. Tai suvalgiau kažkokios žuvies, suvalgiau kažkokį tai, kažkoks tai žodžiu troškintas daiktas, bulvių košės ir picos gabaliuką. Žodžiu, suvalgiau viską, ką buvo įmanoma suvalgyti. Tada šiek tiek pasidėjau, pavirškinau ir dabar visas drebantis ir kalendamas dantimis bandau judėti į priekį, nes negaliu sakyti, kad labai sušilau. Taip, šiek tiek sušilau, bet vis tiek esu visiškai šlapias, tai vos išėjau į lauką, vėjukas prapūtė ir iš karto pradėjo darytis vėl šalta. Tai reikia greičiau minti. Pažiūrėkit, kiek dviračių. Čia, kaip suprantu, yra traukinių stotis. Palieki savo dviratį, sėdi į traukinį ir važiuoji, kur tau reikia. O grįžęs pasiėmi ir važiuoji namo. Vėl pradėjo stipriau linuoti. Sakiau, ne, velniop, nesušlapinsiu, tu man dar ir stoperio prie viso to. Pamačiau kitoj pusėj autobuso stotelę, pagrįžau 100 metrų atgal ir sėdžiu joje. Ir čia visai gera, čia visai ir nakvot norėčiau, jeigu būtų galima. Reikia blemo batus nusiūt. Eik tu savo, kiaurai šlapi batai, koinės kiaurai šlapas. Prašau, pėdutės. Pasižiūrėjau dabar į orų prognozę. Tai kaip ir čia turėtų tuoj nustotas lietus, nes kaip ir nebeprognozuojama ir turėtų galiausiai net ir išsigiedryti į pavakarę. O po to 4 dienas bus lietus ir spėkit, kur aš 4 dienas nakvosiu. Viešbutyje! Ha! Kaip gerai įsitaisiau. Tiesiog sėdėsiu ir širdis dainuos. Ypač jeigu po to tai bus, kad nuo pirmadienio vėl saulė švies, kai man reiks minti. Tiesiog fantastika būtų. Aš tik buvau pradžiūvęs. Jau tik buvau pradžiūvęs. Nu jopši, faina. Senkant paskutiniesiems baterijos procentams, tiek baterijos, tiek kortelės procentams, galvoju, reikia susisiekti su Dagne Gurevičiene, kuri šiuo metu yra Italijoje. Tad gerbiama specialioji korespondentė Dagne, kaip jums sekasi toje Italijoje? Net neabejoju, kad tikrai taip nelyja kaip pas mane. O gal lyja labiau? Papasakokite žiūrovam. Pradedu savo kitos dienos žygį. Dabar yra 9 ryto. Labai apsiniaukę. Vėjuota. Termometras rodo 10 laipsnių. Bet tikiuosi, kad dienos eigoje įsigiedrės. Jaučiuosi kaip eidama mėnulio. Aš turiu nuojautą, kad pas mane atmina Algirdas. Ar tai įmanoma? Tai gal ir panašu. Galėtų būti Algirdas, tik reikėtų daug daugiau daiktų. Ir gal visai įmanoma, kad taip suviliočiau Algirdą šį čia atsidurti. Kažkiek pahaikinti, kažkiek padviračių pavažiuoti. Ar aš norėčiau kaip su daiktais kaip tas dėdė šį čia minti? Nesu tikra. Nes tikrai labai daug automobilių, labai daug žmonių, nėra jokių kelkraščių.
šalia manęs laukia 3 dienelės ir pagaliau šeimininkė atvyko. Tai, kaip Algirdas sako, reikia tarti paskutinį žodį. Tobulai vertinu kelionę, realiai Italijoje praleidau 2 savaitės. Tobuli žmonės, tobulas maistas, tobula atmosfera, žiauriai gražus miesteliai. Iš tikrųjų, aš žinojau, kad bus gerai, kad bus geras šios atostogos, bet nesitikėjau, kad tai gali būti taip gerai. Nuoširdžiai esu nustebusi, ant kiek žmonės yra atviri ir priimantis. Tai atostogos buvo puikios. Visai norėčiau dar kartą pakartoti, bet pirmą noriu namo ir sulaukti grįžtančio vyro, kuris jau yra visai pakeliui ir arti namų. Nežinau, ar bus įdomu ar ne. Man irgi nauja patirtis, nes aš niekada to nedarau ir niekada kabutėse nevloginu. Nors tai gal reikėtų labiau vadinti storiukais. Žiūrint toliau vlogus, o aš labai laukiu savo vyro pagaliau namie. Kaip užgimė šita mintis, kad reikia įtraukti ir Dagnę į šitos vlogelius, nes paskaičiau, kad jūs jos labai pasiilgote, o jinai kaip tik keliauja dabar Italijoje per Dolomitus, kur pasak jos yra beprotiškai gražu. Ir šiaip jau kiek jinai man siuntė savo nuotraukų, video ir panašiai, tai iš tikrųjų panašu, kad taip ir yra. Tai va, tai pagalvojau, kad bus puikiai galimybė paįvairinti šitos vlogelius, įtraukant ir ją. Vėl aš toks juodas, jopimai. Taip save filmuot turėčiau, gerbiama GoPro. Vėl pila. Bandau išlaukti. Čia teoriškai yra kažkokia pažymėta stovyklavietė. Bet ta stovyklavietė ir šiaip tokia ten buvo skendinti, o čia panašu, kad ir šiaip viskas skendi. Tai tiesą pasakys, aš net nežinau, ar verta čia man bandyti pravažiuoti. Ir dar čia taip šaknys tokios slidžios, kad nenusivoščiau. Bandau. Jeigu atvirai, aš nežinau, ko aš čia einu. Nes jeigu čia kas nors bus gero, tai aš liksiu totaliai šokiruotas. O man atrodo, mes spėtėjom. Turime šelterį, turime laužavietę. Čia labai įdomios architektūros, sakyčiau. Panašu, kad lieptelį sutaisė. Nes rašė, kad lieptelis paskendęs, bet sutaisytas buvo labai įdomių sprendimų. Tiesiog sukrautas kažkokios taip, kad ir kas tai bebūtų, neįsivaizduoju, kas tai yra. Vadinykas belenkoks. Gerai, kad bent jau gelbėjimos ratas yra. Tai kai naktis kesiu, žinosiu, ko griebsis. Ir visą tai galėtų atrodyti labai nykiai, jeigu ne tai, kas yra priekiniai kairėje tašėje. Pažiūrėkime. Ir dabar žiūrėkit, viskas buvo labai blyšku, viskas buvo labai nyku. O, kur visos spalvos dingo? Ar jūs matėt kur nors visas spalvas? Žiūrėkit, fokusas. Magic, magic. Durnas, nuplaukė stogas, juodai nuplaukė stogas. Instrukcija montuotojui, ten prieš tai, kai aš šneku, turi būti juodai balta ir tada, kai atsidarau, turi atsirasti visas spalvas. Turbūt supratai. Iš tikrųjų, jeigu nebūtų taip viskas šlapia, tai viskas čia būtų dar taip
prasme, tokia pelkynė ir tiek. Gal net visai jau kita pelkynė būtų. Tai bet kadangi viskas yra žiauriai šlapia, tai atrodo dvigubai nykiau negu kad yra iš tikrųjų. Bet iš kitos pusės, o koks skirtumas, jeigu aš ir važiuosiu, ieškosiu dar kažko, tai miškas tai bus lygiai toks pat visur. Viskas bus šlapia. Tai manau, kad stoju šičia, įsikuriu, tiesiog pasistatau palapinę, įlendu į vidų ir išlaukiu, kol ateis rytas palapinėje, neišlysdamas į lauką. Sisiosiu į buteliuką. Too much information? Sorry. Ne, iš tikrųjų niekada gyvenime nesu to daręs. Kažkaip net ir prie baisiausių sąlygų sugebu išlysti į lauką. Per daug gerai išauklėjo mama. Matyt. Tai nesisiok Algirdai buteliukų. O, dieve, kaip aš laukiu rytojaus, kad jūs žinotumėt, kaip man bus gerai. Ir aš šiandien dar save šiek tiek perzinau, pasižiūrėjau kambarį. Ta prasme, gerai, aš nežiūrėjau kambario nuotraukų. Čia galbūt buvo klaida. Bet iš aprašymą 2 kambariai. Abiejuose yra po didelį televizorių, kam jūs man nežinau. Aš jau vis tiek nežiūrėsiu, bet yra po televizorių. Yra minibaras. Aš mieliau paimčiau normalų šaldytuvą, bet yra minibaras. Jo, kas ten dar? Ai, balkonas turi būti. Ne, atsiprašau. Ar yra tasai, ta prasme, perėjau. Tai čia, kas yra? Veranda? Tas, kur išeini į lauką. Tai aš nežinau, ar jis yra, nes yra parašyta vaizdas į perėjau. Tai galbūt jo ir nėra. Anyway. Bet kuriuo atveju turėtų būti žiauriai viskas gerai. Svarbiausia, kad yra breakfast included. Jūs jaučiat? Man 4 dienas nereikės gaminti pusryčių. Nesvarbu, kad aš jų ir šiaip nelabai gaminu, bet nesvarbu. Kaip bus gera. Bus lova, bus stogas, bus šilta. Ir ant manęs nelis. Kaip supaprastėjo tie norai, kai esi vidury gamtos. Gerai, viskas. Ne, žiūrėkit, davai ties šituo momentu ir pabaikime šiandienos vlogą. Aš tingiu filmuoti daugiau. Plus ką aš jums čia nufilmuosiu šitą šlapę mišką. Prifilmavau jau. Tai žodžiu, tai ačiū už jūsų dėmesį. Aš išgersiu, pasistatysiu, įlysiu ir būsiu. O su jumis susitiksime rytoj, kai bandysim pasiekti tą viešbutį. Tai ačiū už jūsų dėmesį. Palikite man komentarą. Žinot kokį komentarą? Žinot, tą, kur sakiau. Iš tikrųjų labai įdomi buvo tematika apie tuos šliužus. Ką? Kokius šliužus? Ne. Jeigu augintumėm vaikus, jeigu dirbtinis intelektas, tobulas dirbtinis intelektas augintų vaikus, ar jisai sugebėtų išauginti, ar jisai sugebėtų, jis išaugintų tobulai išauklėtus vaikus į žmonės ir ar to pakaktų, kad visuomenė taptų absoliučiai gera. Ar vis dėlto, net ir būnant absoliučiai geroje aplinkoje, kažkaip tai tas blogis suranda savo kelią ir iššliaužia į paviršių. Vat kur yra klausimas. Tai palikite savo nuomonę ir parašykite, kodėl jūs taip galvojate. Nuoširdžiai, žiauriai įdomu. Šiuo metu man yra labai įdomu. Net nebejoju, kai sumontuosiu šitą vlogą, nebebus taip įdomu. Bet šiuo metu man yra labai įdomu. Tai tai palikit šitą komentarą. Palikite laiką, būtinai laiką. Nes be laiko, vaikiučiai, be laiko, žinokit, nebus. Be laiko jūs būsite blogi žmonės, o jūs nenorit būti blogi žmonės. Ir nepamirškit paspausti subscribe to this channel. Aš išeinu, jūs būkit čia, aš išeinu. Ir jis tikrai išėjo.
Hello, mister. Hello. How are you doing? I'm great. Can I talk to you? Yeah, sure. Приколос? Oh, fuck. Hello,